Kuomet jūs paimate viską į savo rankas ir atsispirėte visam esybių purvui, tamsai, satanizmui, kuris valdo šį pasaulį, vadinasi, jūs dirbate su savimi, su sava nuotaika, miegu bei gyvenimu. Darbas prasidės, kai pasakysite savo, kad aš daugiau nepaleisiu gyvenimo iš savo rankų ir jau šią esamą minutę mokysiuos jį valdyti. Aš pradėsiu tai daryti dabar, nežiūrinti nieką, ir aš turiu tokią teisę. Ši teisė man yra duota aukščiausio Dievo Tėvo Kūrėjo ir niekas neturi teisės man to uždrausti, valdyti savo gyvenimą bei realybę. Aš turiu teisę atsisakyti, naikinti, griauti, depresuoti, būti agresyviu ir aš turiu teisę tai padaryti. Kuomet jūs sukūrėte savo viduje tokį valios impulsą, jumise gimsta nauja būsena. Jūs įeinate į rezonansą su sąsukiniu lauku ir iš šio lauko pasirenkate teigiamai pakrautus užtaisus, kurie susijungdami su fiziniu vakumu sujungia bei sąveikauja vienas su kitu ir tokiu būdu jūs sukūrėte savo gyvenimo paveikslą ir patį gyvenimą. Jūs galite tai padaryti, nes esat Dievo vaikai, jūs dalis šių sąsukinių laukų. Jūs esat mechanizmas, būsena, ta aukščiausios sąmonės minčių forma, kuri valdo sąsukinį lauką bei fizinį vakumą ir gali kurti savo naują realybę. Ką daryti? Reikia apie tai galvoti, būti tuo įsitikinusiais tuo, kad mes kūrėm savo pasaulį. O kas nori karo, kągi, į priekį. Tačiau tie, kurie nori taikos, gėrio, laimės, meilės, sėkmės, kūrybingumo, klestėjimo visam pasauliui, turi teisę formuoti savo pasaulį. Būtent tokia realybė klesties visame pasaulyje, sukurs naują realybę bei naują pasaulį. Kaip sunku bebūtų, tačiau mes, kūrybingi žmonės, kūrėme savo pasaulį. Kiekvienas pasakykit savo, kad aš galiu viską. Jei aš pats generuoju susukinį lauką, aš turiu teisingai to išmokti. Svarbu to išmokti teisingai, kadangi galima generuoti susukinį jėgos lauką ir negatyviai pakrautų užtaisų. Tokiu būdu naikint save ir tuos, kurie yra aplink mus. Sudarant teisingai susukinį lauką, jūs galite įeiti į rezonansą su aukščiausio dažnio vibracijomis, teigiamai pakrautomis susukinėmis dalelytėmis ir iš fizinio vakumo teigiamai pakrautų užtaisų ir kurti nuostabų gyvenimą. Mes jau dabar gyvename savame pasaulyje, meilės, gėrio, pagalbos, rūpestingumo pasaulyje. Galbūt galvojat, kad mes nematom, kaip kenčia žmonės. Mes padedam visiems, visko, ko galime padėti. Ne vien žodžiais, bet veiksmais. Mes nekalbam, bet veikiam, padedam tam, kam reikalinga pagalba. Padedam kiekvienam. Tai ir yra naujo pasaulio kūrimo žingsniai. Tai pagalbos bei rūpestingumo vienas kitų žingsniai. Visas tas siaubas baigsis, mano mėlieji. Liks gyventi vien geri, kūrybingi, geranoriški žmonės. Tik tie, kurie teisingai supranta gyvenimą, tie, kurie liko ištikimi žinioms, kosmoso ir kūrėjo statymams. Jie ne šiaip kalba, nes kalbėti galima daugą, bet taip pat ir veikia. Yra labai geras posakis, gali atrodyti, jog lengva būti, bet būti nepaprastai sunku. Dabar atėjo laikas būti. Žmogui grįžta tai, koks jis yra iš tikrųjų.